Natūralu, antrą dieną po rinkimų jau buvo formuojamas antifašistinis frontas. Įsivaizduokit, kokioj šalyje demokratinėje, tik išrinkus prezidentą, jau rengiama šutvė, kuri ateityje turės įvykdyti sąmokslą. Ta iš tikrųjų dar netgi, sakyčiau, labiausiai paliudė tas faktas, kad ponas Borisovas iki šiol yra Lietuvoje, laisvas, sveikas, vaikšto. Ir jeigu tas žmogus, kuris kėlė neva tokią grėsmę nacionaliniam saugumui, su juo nieko neatsitiko, tai ką jau čia bekomentuosiu. Tavo klaida su Borisovo ten paskirimu visuomeniniu patarėju, tai tiesiog jau buvo damušto žmogaus toks desperatiškas žingsnis. O visa kita, man sunku vertinti politiškai, ar tos klaidos yra reiškia, labiau svarbios ar ne. Bet teisės požiūrių, tai akivaizdu, kad Paksui buvo pritaikyti labai aukšti standartai. Ir jeigu tokių standartų laikytųsi mūsų politikai, tai mes tikrai galėtume džiaugtis, kad mūsų valstybė yra pavyzdinė. Bet jeigu mes ir po apkaltos dabar, kaip jūs pasakėt, laikytumės tų standartų, ar ne, tarp politinėme elite kas nors liktų gyvas? Abejoju. Abejoju, iš tikrųjų tada nežinau, kas turėtų mūsų šalį valdyti, nes aš manau, kad kitų tada apkaltos turėtų būti žiauresnės. Jeigu vadovautis tais standartais, kurie buvo suformuoti Pakso apkaltos metu, tai šiandien turėtų lėkti iš postų beveik didžiuma, aukštybėje esančių žmonių. O jeigu jie nelekia, tai reiškia, kad Paksui buvo pateikti paaukštinti reikalavimai. Už tokį dalyką žmogų morališkai sužlugdyti, už suteiktą pilietybę žmogui, kuris buvo apdovanotas buvusio prezidento, ankstesnio prezidento Valdo Adamkaus ordinu už nuopelnus Lietuvai, o už pilietybės sutikimą nusipelniusiam Lietuvos žmogui pilietybės suteikti reikia jį sudraskyti gabaliukus. Absurdas. Absurdas, nežinau, ar yra valstybė tokia. Tuo tarpu, kai šiandien tie nusižengimai ir visos šitos istorijos su sugriuvusiais bankais, su EBSV, su ponu Petriku, kurį palėtė kairėje pusę, su Mažeikių nafta, kurį palėtė ir purvų į ilgam uždrabstė dešinėje pusę, Alita, kitos istorijos, kurios čia buvo, ir po to šitie tomai su didžiausio pompo, su žurnalistų kameromis, vežami į konstitucinį teismą, žiūrėkit, mes nuteisėme Respublikos prezidentą. Ne, jūs, ponai, nuteisėte save, bet sprendimas ateis kiek vėliau. Tai pilietybės suteikimas yra šiurkštus pažeidimas ar ne konstitucijos, o Mažeikių naftos istorija ne. Tai va, aš kaip tik tą pavyzdį nedėjau, kad ten buvo padaryta tautai 700 milijonų žala. Ir niekas už ją neatsakingi. Štai šitas žmogus, kurio, jeigu pripažinsime, kokie tai formalūs pažeidimai, kurie nesukėlė jokios tautai žalos,
vadinasi, tapo žymiai sunkesniais pažeidimais už anos. Vadinasi, užtat čia mes įkeliam šitą. Ir kol yra dvigubų standarto logika, to logikos iš vis nėra. Ir čia mes, pašišęs klausimas, nors neturi prasmės. Mano vienintelis buvo labai trumpas ir aiškus atsakymas, kad Williams turi būti Lietuvoje. Ir čia apie tą klausimą nėra ko kalbėti, o apie detalės aš negaliu kalbėti, kadangi aš iki šios dienos nežinau, nei kas kalbėta, nei kas susitarta, nei kas prižadėta, nei kas parduota, nei kas pirkta. Jokių sutarčių ar rašytinių, ar žodinių, ar kitokių su Borisovu nesu pasirašęs ir nežadu pasirašyti. Jeigu kas nors dėl šito dalyko abejotų, aš siūlyčiau prisiminti 99 metus sutartį tarp Lietuvos ir Amerikos kompanijos Williams. Galėdamas išsaugoti savo kėdę, aš galėjau pasirašyti sutartį, bet ir tada nepasirašiau. Ne mano madoj tokius dalykus daryti. Antras dalykas, ką norėčiau akcentuoti, mėgėjai mano, nei konstitucijos, nei priesaikos, nei įstatymų aš nesu pažeidęs. Ir viskas, kas yra surašyta dabar, laikinosios komisijos, kuri vadovaujama buvo Sakalo, išvados, tai yra gandai, prielaidos ir prasimanimai. Ta drąsiai jums teigiu. Ir aš manau, kad užteks proto ir teisininkams, ir kitiems žmonėms atskirti pelus nuo grūdų. Ta drąsiai aš jums sakau. Jūs esate žinomas teisininkas, profesorius, taip? Monografiją parašęs, sako, didžiulę, taip, apie teisinės valstybės kūrimą. Ir jums, ką, nekelia abejonių, kad Rolandas Paksas už pilietybės suteikimą Borisovui buvo nubaustas nepagrįstai? Taip, aš ten nerandu argumentų. Aš, pavyzdžiui, studentams tada sakiau, po šito konstitucijos teismo nutarimo, kas yra teisė, aš nežinau. Aš priklausau prie tų, kuris visgi galvoja, kad prieš Paksą buvo pakankamai moralinių įkaičių, kad kaip prezidentai jį nušalinti. Bet aš laikausi tokiu principu, kad visiems turi būti vienodi kriterijai. Jeigu Paksui, tai ir kitiems. O dabar gaunasi Paksui, kai kas, tarkime, telefoniniai pokalbiai įrodymai, Zuokui neįrodymai. Ir mes matome, tas pats šitas Zuoka, kuris dalyvavo aktyviai Pakso vertime. Aš, pavyzdžiui, vieną gretą nestatyčiau, nes visgi aš skeptiškai žiūrėjau į Pakso prezidentavimą, bet, tarkime, į dabartinę jo buvusio oponento Zuoko, tai aš galvočiau, kad kiekvienoje normalioje visuomenėje tai jis ne tik negalėtų būti meru, bet be baudžiamosios bylos sunkiai įsiverstų. Labadiena! Aš tikrai atsiprašau už daugelį dalykų, kurie buvo padaryti daugelio valdžių. Tame tarpe ir aš kaip miesto meras. Ne viską padarau, kad gyvenimas. Rolandui Paksui, man atrodo, čia jau ką mažai bepadės, bet būsimiesiems prezidentams turėtų būti pakankamai aišku, jog su įstatymais, netgi prezidento atveju, gali būti pasielgiama visiškai neįstatymiškai, visiškai neteisėtai. Tai kodėl vis dėlto buvo peržengti tų, kurie inicijavo apkaltą, iš jų pusės peržengti esminiai dalykai? Todėl, kad Lietuvoje kol kas galioja telefoninė ir kabinetinė teisė.